Dar, man atrodo, kažkur ant kalno tinkiusi. Susakė gal su pliusu tokia, ne? Čia geras. Čia senas irgi biškiau didesnis. Šiems. Nu, gal neįkrysim. Neturėtume. Stabilus dar vis tiek, ne? Nu, kas vanduo teka. Kad ir įkrystume, nėra gilo, nieko baisaus. Nu jau biškį prasidėjo sukilimas toks lengvas. Lengva praėjom, tai dabar prasidėjo sunkesnis biškį. Va jau tokiam aukštį. Kol kas einam. Dar pavėsi, bet jau šitoje prasidėjo saulė, tai... Prasidės tai saulė. Ir sukilimas 700 metrų. Tai tepsimės toj kremą nuo saulės, biškį miksuosim kažkokią geralą ir judėsim toliau. Tadas jau šlapės visas. Pas te kotonė, Maikė, čia? Čia tokia, ne, maišyta. Man dar normaliai. Ok, varom toliau. Nu ką, biškį, užsipylėm. Energetinių gėrimų užsimaišėm, įsitėpėm kremų nuo saulės ir judėsim. Sukilimas dabar 730 metrų į tą kalną, jo, per 2 kilometrus. Žodžiu, 2 kilometrai atstumas ir 730 į viršų. Tai čia bus pusė mūsų visos žygio šios dienos. Nu, o jau praėjom 12 kilometrų, dar 10 liko. Nu tai va, tai nu jo, sukilam, paskui leidžiame žemyn. Čia iš kur galima pačytinti, žinot, čia va keltuvo yra, bet ai, mes ne čyteriai, ne? Viską eisim savam kojom. Gerai, ten ant kalno iš tikrųjų jau Šveicarijos siena bus. Pasikirsim pasienį ten, kur ta perėja.
Ir nakvojam šiandien jau Šveicarijoje. Mont Blancas. Ai, ten kažkaip ten svarbu. Dasiropštėm iki keltuvo čia to persėdimo. Einam po ledą. Biškį pakimarinsim, pailsėsim. Vaizdas geras. Vaizdas geras, kelis skųstis negali. Ledas 5 eurai. Plėšikai. Ant kalno viskas brangiai kainuoja. 5 kartus brangiau, man atrodo. Nu kaip kas? Nu jo, vanduo kiek? 5 eurai buvo? 4,80. Pusę litro? Pusę litro vandens. 4,8. Kosmonautai. Nu ką, pusę kalno, man atrodo, jau užlipom. Nedaug kaip, nesiskūniu. Vėjukas yra svarbu, ne karšta. Galima eiti. Ir va, pagaliau užlipom. Aš užlipau, Tadas dar pukščiai ten biškį atsiliko. Va, biškį vėjota, nežinau, bet tikiuosi mikrofonas sutvarko. Tai čia va yra vadinamas refugio de Balme kažkokia. Ir mes čia esam jau Prancūzijos, Šveicarijos pasienį. Ten dabar leisimės jau į Šveicariją. Čia man už nugaros va lieka Prancūzija. O tenai jau eisim į Šveicariją. Eina savo vėjota kaip. Biškiau čia reikės ten atsisės, kur tie žmonės irgi nuo to vėjo. Pailsėti, atsigerti ir varyti toliau žemyn į mūsų pirmą kempingą, kur prarasim pirmą naktį. Ok. Einu pažiūrėti, kur Tadas. Eina savo žmoniukai. Čia šitą vietą susikerta iš tikrųjų. Šitą vietą susikerta Mont Blanco kelias ir mūsų kelias. Tai jau mes einam į Trientą. Mes esame dabar čia, Col de Balme. 204. Tai va, šito geltono, man atrodo, mes leisimės žemyn. Ar šito, dabar nežinau, reiks pažiūrėti. Nu, Šveicarijos takelis, pasakysiu, nelabai patinka man tie akmenys. Eina savo čia kojų įsusikinėjimą. Ir batų patikrinimui toks. Bet, kai tokį vaizdą turi, tai čia viskas atsiperka. Eik tu savo. Nežinau, ar jūs nematot, tolumoj gigantai stovi irgi 4 km turbūt. Eina savo. Bet šitoj pusėj sniego, matau labai mažai ten kažkur toli. Tadai, į barą tave alaus atsigert gali bet kas, ne? Gali pakviesti bet kas. Bet tikrai draugai tave kviečia kentėti. Teisingai. Kentėti. Sako, per kančias į žvaigždes? Taip. Bet tokias malonios kančias už tą. Savanoriškas. Savanoriškas, jo. Prievaltas ne. Bet po žygį, aišku, alus taip nusimato. Taip, kad čia 2 viename gaunasi. Ir pakvietė alaus ir į žygį. Ir kentėti, žodžiu. Ai, nu. Gerai. Varom Šveicariją, varom. Ką, kaip su kempingu bus? Nes ten, kaip rašė
online, nu, tipo neina opcijos rezervuotis. Atseit ateini, kas ateina, tas ir pirmas, tas įgauna vietą. Ai, plius duoda vietą iš pradžių tiem žmonėm, nu, kur su kuprinėm keliauja. Jeigu atvažiuoja ten su kemperiais, tai tipo tie turi laukti. Tai va, kaip sakoma, mum pirmenybė. Kažkokį kalnų namelį dėjom. Nežinau, kai kur durys atidarytas, kai uždarytas. Gali būti per blogo orą, kad pasislėpti. Ai, čia spynos, dvi netgi. Šitas namas jau toks, matas, normalesnis, ten yra kaminas. O keli ten tokie kaip sandėliukai. Kryžius kažkoks. A čia vanduo turėtų bėgti, bet nebėga. Tai, nežinau, biškai prisėdam, atsigeriam. Apsižiūrim. Ir einam toliau. Gerai, trumpas breikiukas vėl. Trumpas breikiukas, laukiu Tado, kad jisai čia nenusukti kitą pusę kažkur. Ten va jau matosi distancijai mūsų kempingas. Čia kiniečių krūvą aplenkiau. Nu ir dabar pats stoviu. Čia va vaizdas koks ką į tos kalnus. Čia va iš ten va nusileidom iš tų miškų. Eina savo. Eina savo, buvo ką veikti. Oi. Nugarytė mano jau duoda žinot. Kuprinė irgi davė savo darbą. Kuprinė irgi davė savo darbą. Mes realiai šiandien tai kaip ir be pietų dar. Nieko nepietavom, ten ledų užvalgiam. Tai galvojam, einam į kitą kempingo. Pažiūrėsime, ką duoda, tai ten pavalgysime, ne, tai turim savo košį dar visokią. Ai. Bet tai kai kiniečių, eiktų savo visas autobusas. Ten jie su gydais, jiem kažką ten pasaka. Oi, gerai. Laukiu Tado ir pabaigsim šitą atkarpėlę. Ok, pas mus čia įsikūrimas vyksta. Statom palapinės. Einam maudytis. Kempingas kainavo 8 frankai. Žodžiu, 8 frankai kempingas ir dušas po vienas tokenas, 1 euras ar frankas? 1 frankas, 1 minutė 30. Minutė 30 už 1 tokeną gauni. Nu, biškai sakyčiau, ką, žinau, reikės suktis reikės su dušu. Kažkaip tai suksimės, bandysim. Žmonių pilna, iš tikrųjų laiku atėjom, nes būtume vėliau atėję, tai kažkai čia ar viečikė, kokią būtume radę jau. Nu, bet okei. Viečikė yra ir tas jau gerai. Va tai va. Kažkaip tai bandysim mėgoti. Žvalgiam vakarienės, Tadas buvo čia biški magaryčių, papirko vietinių. Čia biški ramūko, šilumai. Žodžiu, einu parodysiu. Kempas, dar žmonės vis ateina, valandą jau. Valandą 7. Žmonių pilna. Toks geras vaibas. Kasaliuką, kas ramūką. Nu ir šiandieną diena tokia, pasakyčiau, skaityta, ne? Jo, mankštelė tokia nebloga. Padarėm 24, beveik 5 kilometrus, 1-3 sukilimą. Tai kaip pirmai dienai labai gerai. Rytoj vėl keliam 6 ryto, bandom iki 7 spagot, nes rodo, biškį gali palytam iki 9 porą valandų, bet tikiuosi nelis. Žiūrėsim. Ir ką tada, nu, sutinkam už kelių sekundžių, kaip visą laiką. Labas ryt, bičiuliai. 6 ryto. Laikas kartais jau girdžiu visi nuo pusė iš jų čia juda, brazda, rapštasi
Tai bandysiu ir aš keltis. Pažiūrėt reikia, laukia, koks ten didesys vyksta. Tiek žmonių dabar išeis jau už 1 metrą, tai bus biškai toks balaganas. Ok, einam ruoštis kažką pusryčių. Košę susipilsim ir judėsim į 2 dieną. Nu, iš tikrųjų, gan ramiai dar, daug kas miega. Nėra tokio brūzdėsio kokias didelio. Kas pakojasi, kas valgy dar, mes irgi košę verdam. Verdam košę, gal mes geriam kavą ir eisim pakotis irgi. Da biškai drėgnos palapinės, tai gal biškai pradžiūstam. Žiesa. Ką, pradėjom žygelį. Biškai nepagalvoju planą, kiek valandų, štorius koks trūk. Sakėm, 7 pradėsim, bet nėra šiandien daug kilometrų. Tai galim leisti biškai savo ir pailsėti daugiau. 18. Bet 18. Nu. Kaimas dar miega, tylų ramų. Daug kas čia eina Turmon Blanką, tai jie eina į kitą pusę, ten kur mes vakar išėjom. Tiksliau atėjom į tą kalną. O mes einam į kitą pusę, kur tikėkimės bus mažiau žmonių. Oras lyg tai giedrinasi, rodė, turėjo lyt biškį, bet jau pasikeitė prognozės, tai į gerą naudą, į gerą pusę. Nu, kur buvę, kur nebuvę. Štai laiptukai atsirado, kapojom į sieną, nuo pačio ryto šiandien tokią dieną į sieną įlipam ir paskui žemyn vėl, kai vakar. Tadas, laiptukai, statumas, prakaitas bėga jau. Opa. Eina savo. O. Nu ką. Užlipsim ir turėsim vaizdą vėl. Šiandien į Šveicarijos kalnus. O dabar biškį reikia padirbėti. Biškį prakaitėlę palėt, kaip sakant. Kuprinė palengvėjo, sakyčiau, 200 gramų. Ne daugiau. Nu, įdomesnė tokia vieta parėjom. Wow, tiltelis ant skardžio. Čia rašo žemėlapį, kad viewpointas kažkoks. Nu jo. Oi, žiūrėkime, mes jau aukštai į tą bažnyčią, va, kur buvom. Čia. Mūsų kempingas ten kairiau. Wow. Ir eisim taip. Nuostabibiškai. Šveicarija.
Tadas Mėlynės lapnoja. Užlipom jau, man atrodo, 2 kilometrus šiandien vėl. Ir vėl karvę sutikom. Tai sakom, davai, pasiklausom muzikėlės biškį. Ne karvė, jaučiai. Tokie vėl riebus. Ten vienas akmenį kasas į bambą. Ir čia matau priekį arba ferma, arba refugijai. Lapnoji Mėlynės. Čia numirštas karvių bus, žinok. Sakai, čia jį nepaleidžia? Vien dėl mėlynų. Nu gerai, skanaus tada. Tai nusprendėm biškį, padarysim reikiuką čia. Pasidėjom prieš tą kryžiuką. Toks soliukas va yra. Su tokiu vaizdu. Tai eina biškį kažkur žemiau, o ten žmonės irgi po medžiais. Mes ten kažkur prisėsim, kad nemaišyt kitiems čia. Vis tiek čia ateis va irgi, matau žmonės, pasifotkinti irgi. Tai einam, užsipilsim špakiuką. Ir tada vėl kažkur į ten. Ten, va ten. Kiniečiai vėl tie patys eina turbūt į vakarą. O mes valgysim kinietiškų makaronų. Tokių. Gerai, čia kaip tik vietai vandens yra užsipilt vėl. Tu net atsidėjai nieko? Nu, okei. Tik tos josas užtenka, jo? A, daugiau nori? Biškai gali pil. Čia paskui reikia Aš tai valgau stabilioną. Nusunti pasiau. Šaukštą ar šakutę? Gal šakutę geriau. Nu, labai panašu, kad mūsų kančia šiandien baigėsi lipimo į kalną. Bum, toks va vaizdelis. Eiktosa. Belė kaip. Sakau, baigėsi mūsų kančias jau šiandien, dabar tik žemyn. Nu, irgi šiokia tokia. Nu šiaip, jeigu tokį takelių gal neblogai. Žemyn irgi šiokia tokia kančia. Čia sakė matriškė dabar, kad ten apačioje yra kažkoks mariukstrų, sakė, yra skanaus pyrago. Tai nežinau. Ką sakai? Žinai. Eisim pasiims tą pyragą, ne? Tai būtinai. Jeigu bus vietos, ten ir žmonių matau nemažai. Žalynas. Nu, vaizdas nuo 1 iki 10. 11, man atrodo. 11. 11. Prakitavimas 15. Jo, prakitavimo lygis 15. Ir vėl tas karvės. Voliojasi, kočiojasi. Žmonių daug. Nu, einam, žiūrėsim. Ar gausim ten pyragą, kokį skanų, kaip sakė. Jo. Gerą, večykė, gerą. Nu, hebrytė, nu negaliu nepafilmuoti čia. Tik išeini iš kiekvieno posūkio, iš kažkokio posūkio, o dabar išėjom iš ten posūkio. Ir kaip naujas atvirukas vis prieš akis taip
Pažiūrėkit, kas per vaizdai tokie. Bam! Iš pradžių ėjom ten, buvo tie vaizdai, tą pusę žem. Dabar padarėm posakį čia tokią, va. Eik tu savo. Tiesa, mes dabar ant Tormon Blankelio, irgi mūsų eina, tas tuo pačiu keliu dabar kol kas, tai žmonių biški daug. Ne biški, taip normaliai daug iš tikrųjų. Bet tie vaizdai, aš negaliu. Atrodo, norisi biški pristot minutį. Minutį pristot biški prisiminti. Žiūrėjau. Biški įsimint tą vaizdą. Tokia gera energetika, čia tokia kalnų ta magija. Čia va žmonės pavės sėdi. Žodžiu, tai palaukit, važiuot. Kur mes čia einam, man atrodo, tiesiai, turbūt. Čempekslak. Tiesiai, bet davai pasižiūrė žemėlapį. Nes pirmą irgi rodė tenai, bet nuėjom į kitą pusę. Eina savo, žinokit. Takas gražus, bet jau toks jisai man negeras. Tai akmenai. Eina savo, gal užsiboda. Taip ir kojas duoda. Ir jau akis yra įboja, nes pastoji turi žiūrėti po kojom, tie akmenys. Jo, žodžiu. Negaliu. Dar turbūt nei pusės nenusileidom. Tadui vėl biškai sunkiau ten lipt žemyn. Bet užsidėjom vėl ant kelienų tas apsaugos gumas. Tai lengviau iš tikrųjų padeda. Labai geras dalykas. Ypač jeigu neši kuprinę tokią sunkią, tai per kojas labai kerta. Tai rekomenduoju. O dabar va, vis leidžiamės mišku. Vis kertam kažkokį upelį vieną kitą. Ir pasirodo šiandien nieką nelengvesnė diena. Pagal valandas bus tas pats, kilometrų mažiau, bet pagal valandas tas pats. Ir tų pasėdėjimų irgi nebuvo per daugiausiai. Biški makaronų valgiam, biški piragos valgiam. Kažkur vandens atsigėrėm. Ir viskas, dabar vėl, man atrodo, nusileisim. Nežinau, iki 5 spėsim mane į tą kempingą. Tai vėl ten su vietom reikės kovoti. Gal nereikės, gal bus daugiau vietų. Bet norėjom anksčiau ateiti. Yra kaip yra. Užtat vaizdais kokiais pasigrožėjom. Kai jau atrodė, kad tiesioji liko finišo, čia prieš galą bam ir dar sukilimo. Karočiui. Dar... ten biškai pagal žemėlapį trūko sukilimo. Bet tai prieš patį galą tokį dar. Šovė ir vėl kylam. Tai panašu, kad antras mūsų kempas bus, man atrodo, 2 km aukšti. Vakar mėgom 1,3 kažkas, jo. Tai šiandien biškį mėgosim aukščiau. Bet jau pusvalandis liko, man atrodo netgi mažiau. Iš 15 km vėl 20 gavo kažkokiu stebuklingų būdų. Kažkokiu stebuklingų būdų. Netgi virš 20 bus. Kas rytoj laukia, tai iš viso patyliu. Okei, davai, damušam čia paskutinius. Ir eisim šaltą gertą. 25 pažadėti bus. Rytoj iš 25 gausis 3,5. Gerai, hebrytę mes jau
Po visų žygių įsikūrėm. Pagaliau sulaukėm vakarienės. Sėdim nuo 4 turbūt, dabar jau pusę. Oi, 7, netrūm. Pizza tokia, šiokia tokia už 30 eurų. Šveicariškom kainom. Pizza pusiau susvilinta. Nu žodžiu. Gerai, turim, ką turim. Svarbu, kad valgyti yra. Parduotuvėje dar alaus nusipirkom. Parduotuvėje 3 eurai. Net nekainuoja 3 eurų. Čia būtume mokėję po 6-7. Nu tai sutaupėm vis kažką tai. Nu tai va, taip atrodo kempingėlis. Mūsų chata. Tado. Karstelis. Šmutkė žiūna. Reikia pažiūrėti. Nu ir vėl, čia žmonių vėl belekiek, pilnas kempingas. Tai dar ateina žmonės. Tai mes jau nežinau, irgi jau šiandien užvalgiam, pavalgiam. Neskaniai visiškai, ta pizza brangi belekokia, aš nežinau, vaezu, visiškai, fui. Labai gera pizza. Tau gera, man tai šūdas. Neskanesnės pizzas nesuvalgys. 25 eurai, kiek sumokėjau? Reikia už 3 pirkti. Nu žodžiu, gerai. Lendam į chatą, iš tikrųjų dar anksti biškį, tai kažką dar pasikūsiu, gal telefonę pakimalinsiu. Ai, nusipirkom dar kiaušinių, įsivirsim į tai pusryčių. Apelsyną. O, šveicariškom kainom. Tai tada jo, sustiksim rytoj. Iki rytoj sunkiai diena, 27 km oficialiai kaip rašo, bet nu, mes jo, padarysim 30 turbūt. Tai sustiksim rytoj. Tai labas rytas, bičiuliai. Oi, šaltoka biški. Nu, naktį nebuvo šalta. Bet buvo drėgna. Atsikėlėm pusšių, bet vėl nieko nespėjom. Sakėm 7 išeinam, bet nieko mes čia neišeisim. Eina šikt. Viskas drėgna. Palapinė ten džiūna. Čia irgi šlapia, blecha mucha. Tai va, vyksta darbai mūsų. Krovimasis dymo. Pavalgiam, tai dabar pakojamės. Šiandien tokia nelengva dienelė, nu bet papasakosiu viską eigoje. Dabar reikia kažkaip greičiau supakoti ir judėti kelią. Žodžiu, nu tai taip ir gavosi, kad laikų niekur mes neišėjom. Bet vienas pliusas, va, užėjom bandelių nusipirkom, tos jau dirba nuo pusės 7 ryto. Nu žino čia, kad žmonės anksti keliasi, tai šviežių bandelių. Prisipirkom šiandien tokią sunkesnę dieną, tai maisto reikia daugiau biškį turėti, kiaušinių įsivirėm, žodžiu. Nes šiandien naktis bus sekanti kalnuose, wild campingas, nebus ten jokio kempingo, jokio karšto vandens, jokio nieko. Dar žiūrėsim kaip su oru ten, kaip tą palapinę statysim. Jeigu vėjas bus didelis, tai bus reikalų. Nu bet yra variantas B, tai namelis ten netoli. Jeigu visai blogai bus, darysim namelį. Už 150 eurų. Žodžiu, kaimas miega dar. Vienas kitas jau praeina žygiotais. Čia toj parodysiu ir žiriuks. Neblogas, toks gražiai atrodo tarp tų kalnų. Ai vakar, neatsimenu sakiau, ne, bet bandėm pavalgyti nueit. Tai nieko negavom, nei vienam restorane. Nu kaip, ten sako, turim, bet šaltų tokių užkandžių. O, tipo, karštas maistas tik nuo pusės 7. Tai biški taip, nežinau, ne vienas du, sakom, einam tada atgal pizzą, savo kempingą užsakysim. Grįžom, tai jo, sako, irgi nuo pusės 7. Nu va, tas žiriukas. Čia visokių čia valčių gali įsinuomot biškį paplaukat. Ten nameliai ant kranto gražiai atrodo.
Nu ir ne vieną debesėlę matau šiandien. Kepykla bus. Kepykla, 27 km, 2 km į viršų. Tadui patinka jau šiandien. Jo pilnas entuziazmo. Šveicarijoje tai bitės gyvena. Avilius atveža į mišką, pastato. Ir jos jau čia renka. Iš pievų gėlių medutį. Čia žiūrėk, kiekvienas namas pavadinimą turi kažkokį kažką čia parašę. O čia bičių matau yra nemažai, reikia neužsibūti. O čia kažkoks namelis, čia paskui gal tą medų sunkia. Spaudžia, kaip ten, ką ten daro su to medum. Išsuka, jo. Ok, mes dabar einam vėl miškeliu. Lengvas takelis kol kas. Nusileidome į civilizaciją. Bet ta civilizacija tokia va. Dar namai tokie senoviški. Tik tai mašinos naujas, o kaimas tai va taip atrodo. Labai patinka. Šitas vaibas toks. Čia netgi jie laiko ten, jeigu matosi šieno, tie rulonai į vidų sumetę. Čia va pieną, kai suprantu, meldžia sūrį daro. Ten staklius toks staliaus dirbtuvės buvo. Įdomiai. Nu, čia šitoje pusėje jau nauji namai. Beveik pusę kelio nuėjom. Ne, nenuėjom dar. Bet nusileidimą padarėm. Dabar jau kas prasidės, tai bus įdomiausia dalis. 1,4 km į viršų, bum. Bet toj pasidarysim breikiuką. Kruasanų pavalgysim. Gal partuve rasim, tai tada sako, pieno nori. Pieno, nebūtų gerai. Nu, arba jogurtą. Ką nors tokį. Arba jogurtą kokį gerimą. Apie 20 km nuėjom jau. Tik dabar nusiėmėm kuprines. Nu, buvom nusiėmę prie bandelių, bet ten buvo tik tai kilometras nueitas, tai sustojom kruasančiukų. Kiek nuėjom? 20 beveik. Palapinė va tuo metu. Irgi biškį padžiau. Nu, jau vidurdienis, 12 valandų. Einam, kepam ant saulytės, šiandien iki 28 karščio pranašauja. Tai tuoj tepsimės kremukų nuo saulės. Ir čia va mūsų šiandieninis siaubas. Vėlgi, ten galim kaip ir pačytinti, keltuvas yra. Bet mes kaip žinom... Anatolis neleidžia. Anatolis neleidžia su keltuvu lipti. Mes ne čyteriai. Va, įsimaudysim po šlangą, sigesinsim. Ir varysim į viršų. Tai va, prakaituojam. Tas šlakas turbūt visai kiaurai. Kokią šitą. Abiejai pabiškiu. Pavėsį sustojam po medžiu. Yra kosmosėlis kaip karšta šiandien. Vandens kranelis, tai būtinai užsipildom vandenuką. Šviežaus. Šviežaus, nes jau į pabaigą.
sekantis vandenukas bus ten toliau, bet jau ten dasipilsim vėl iš naujo. Tai va, iš to kaimo mes jau įlipom. Nesimato, biškį matus ten tas ežeriukas, kur buvom jau. Nu, ir jau mes čia aukštokai. Ne aukštai dar, bet jau progresas vyksta. Galvo pakis, gal galvo pakis biškį. Kodėlgi ne? Po biškį jau einam. Čia dėjom. Va, jeigu biškį pavargai, gali prisėst, knygą paskaityti. Va, bibliotekėlė kažkokia. Va, kaip nice. Oi, kaip čia gerai, vėjukas pučia. Va. Jau nedaug. Nedaug liko iki mūsų 3 kempingo. Kalnuose, wild kempingas. Vaizdai tokie. Ten vėl 4 km viršūnė su sniegu. O mes iš kur atėjom jau nebesimato. Ten iš kažkur tai. Tai va. O čia jau tiesiai už to kalno kažkur buvom. Už to kalno? Nu kažkur už to kalno, jo. Bet ten toli. Už 30 km. Gerai, biškį anksčiau ateisim. Dar reikia surasti kempingo vietą nuo šaly kažkur. Įsidžiovinti reikia dar palapinės. Miegmaišis sudriekęs biškį. Valgyt pasidaryti. Ir rytoj bandysiu anksčiau atsikelt ant saulėtekio. Bus turbūt superinis vaizdelis. Nu va, radom savo kempingėlio vietelę. Čia biškį dar džiovinam po praeitos nakties dalykus, nes buvo sušlapę. Tai ką žinau, Tadas ten savo karstelį pastys gan lygiai, o aš čia į tokį. Bandysiu kažkaip įsikurti. Tai dabar greitai apsiprausiam, nes vakarienę valgyt nesiprausus negerai. Visus tos saulės kremus irgi miegmaišį lįst negerai. Paskui įsirabaloja. Nesąmonė. Reikia higieniškai. Tokios sąlygos šiandien, nu, ką padarysi. Reikia aukotis dėl tokio vaizdo. Dar vaizdą palaukit, nematė turbūt. Ko čia, vanagas kažkoks? Aha. Nu ką? Baltymų. Vakarieniai dešrelių įsitepėm.
Iš mėsnės pirkom. Prabongios triušelės už 10 eurų. Prabongiai. 10 eurų, o sumėkiau 30. Kas čia kainavo tiek, bre? Tai sūris. Dar sūrį pirkom. Cottage pie su jautiena. Ir dar prieš miegą recovery miksą atsigersim. O taip. Kiek čia laiko verdam, kokias? 10 minučių. Jeigu žiūrėtum biškis mažai dūgnimą čia. Dar batono turim, eik, tu gyvenam čia. Oi. Ko negyvenimas, ko negyvenimas. Pasaka negyvenimas. Tai su tokiu vaizdu, 5 žvaigždučių restoranas. Ar galbūt, nežinau, 7, čia vienas, čia žino. Michelino 5 žvaigždučių. Užbaigiam šį vakarą. Lauksim saulėlydžio. Kur čia? Čia mano tipo? Viskas tau. Tu ant kalno nusinešęs belė ką valgyt. Viskas bus skanu. 5 kart skaniau. Ne, apačioj. Apačioj net nežinau, ar valgysiu tą košę. Ne, aš ir valgysiu, ir apačioj, man atrodo. Nu, slibiau, nebloga. Dar ir batonų galim užkast. Galėjom paimti tada puonkį vyno už 360. Nu, tada būtų Michelinas šios to padarė. Čiuliai, mes jau šiandien turbūt, nežinau, vakaruojam, baigiam čia arbatą ir atsigeriam, apsitvarkom, dar pažiūrėsim saulėlydį, gal uždėsiu timelapsą ir eisim gulti. Nes čia nieko nepriveiksim gero, čia toj nusileis saulė bus ir šalta ir nėra ką veikti, ką čia veikti, eisim gulti. Tai sustinkam rytoj ryte. Mes rytoj, jūs jum porą sekundžių. See you. Labą rytą. Norėjom atsikelti biškį ant saulėtekio, bet saulėtekio nėra. Jis yra, bet dar už kalnų, dar čia negreit turbūt. Po 6:15 turėjo būti, bet jau po 7:15 dar saulė neišlindo. Ten jau biškį viršūnės apšviestas, bet čia tai mes už kalnų. Ir iš viso dabar debesis užputė, ten saulė turėjo kilti dabar. Tai ką šiandien matysim? Tai ką, mes jau po biškį pakuojamės ir šiandien vėl 20 km paskutinę dieną. Naktis buvo, miegot man tai nešalta buvo, bet naktį šilmos. Tai buvo apie 4-3 gal, nes rankos šala, jaučiasi šala, dabar nieko neveikia, tai šala. O. Gerai, judam, pakuojam ir kelią. Let's go.
Tai oficialiai mūsų startas turėjo būti čia nuo Huto, dabar biškai nesimatė, bet palipsim ten aukščiau, toj parodysiu, kur palipsim. Mes mėgojom nuo Huto apie 3 km. Tai jau 3 km nuėjom su pusę netgi. Galvom nueiti į Hutą vandens pasipildyti, bet ten lipt vėl į kalną, paskui nulipt, tai sakom pasipildysim upelį. O mūsų laukia dabar ten, jeigu matosi, takas eina per akmenus šlaitų ir ten į viršų. Čia bus reikalų. Čia biški yra. Nu. Čia jau bus reikalų. O, eina, matau, keli žmonės. Okei. Nuo akmenų tikiuosi nenukris ant galvos. Čia tokie skardžiai irgi nevaikiški. O atvažiuoja rangeriai mūsų gaudyti turbūt. Ne, iš tikrųjų čia kelias, jie važiuoja čia į Tehotą arba į Keltuvus kažkur. Va, saulė jau pakilo. Nu gerai. Let's go. Nu ką, sėkmės mum. Ką žinia, reikės lazdelių ten susiviniot. Švilpikų daug matėm bėgioja. Bandžiau pašvilpauti, tai neatsiliepė. Vienas gal ten pašvilpė. Bet šiaip baigštus tokia. Nu, vandens pasipildymas. Pilsimės iš upeliuko, krakliuko tokio. Užsimaišyti reikia boosterių gal iš karto. Dopingo, kaip sakant, dopingėlio. Šaltas tai žiauriai. Šaltas, ne? Gerai. Rankas pirštas nušalo tas. Vandens rezervų, atsargų rezervų papildymas. Nu, realiai šiandien tai einam vieną tokią geriausią atkarpų viso žygio kol kas. Žiauriai patinka. Ne žiauriai, labai patinka. Kopiam į tokius skardžiukus. Vaizdas. O, biški čia rizikuoju, aišku, su tą kamerą eidamas, vieną ranką laikydamas. Nu, bet ko nepadarysi, kaip sakoma, ne? Dėl to kadro. Ai. Dar be kavos iš tikrųjų, tai jeigu rasim dar vieną upelį kažkur, stosim kavos atsigert. Labai jau trūksta biški to rytinio kavos paduko. Nu, kas ten? Ja, čia normaliai. Normaliai? Okei. Kas čia per vaizdas bus? Nu, vaizdas patys matot. Ir mūsų takas toliau į kalną. Nu, ką aš jums sakiau, kad atkarpėlė šitą geriausia šiandien, tai žiūrėkit. Lipi. Toks, bum. Ir takelis toliau eina, karoči, tokius skardžių čia. Bum. Ir tenai vėl. Kažkas dar ten veisimus, nesvėda dar tolokai, bet. Mūsų žymėjimas šiandien balta mėlyna. Čia vaizdas, iš kur mes atėjom. Ai, beje.
Miegojom kažkur ten. 10 km čia su jos vaikščiom, man atrodo. Bet čia gerumo. Linksmieji kalneliai. Linksmieji kalneliai, ne kitaip. Čia tokia, ta kalnų magija jaučiasi tokia. Nu, bet mažai, aš prisėdu. Net prisėdo tadas. Biški kojykas dreba. Nu jo, čia jeigu krystum, čia maža nepasirodys, čia nežinau, kiek šių metrų aukščio, čia žodžiu, nežinau, aišku, kamera čia neparodys. Bet ten, nu jo, 0,5 kilometro, ką žinau, gal čia. Nu, vargais negalais, nu kokiais čia vargais. Dar lipam iki kalnų perėjos ir tuo pačiu, man atrodo, mūsų aukščiausio taško šio žygio. Tai esam Col Termin 2648. Mum eit į Fionai 2 valandas 25 rašo, bet aš pasižiūrėsiu, man atrodo, mūsų ne šitas takas, gal ir šitas, nes mums dar reikia nusileisti iki to ežeriuko. Užsimečiau biškį striukytį, nes vėjukas jau žvarbus čia tokia maukštė. Tadas gyvas? Gyvas, bet tie senukai užmotivavo. Senukai? Į apačią sakė, bus labai difficult. Jo? Ja. Nu, žiūrėsim. Nu, aš matau pagal, ta prasme, statumą. Mums iki ežero šiaip nusileisti, matai. Ta prasme, mums ženklas rodo kažkur ten eit. Aš tai pažiūrėsiu mūsų treką. Gali būt, kad mums čia reikės eit. Biški taip, nes kiniečiai čia nuėjo. Biški besoka, ne čia? Aš jau striukais traukiu, nes Ką žinau, pirmai sakau įsimaut gal, bet dabar kai vėstas užputė toksai jokio noro tam lediniam vandenį. Bet nu pažiūrėsim ten, nusileisim. Nes čia kokie 500 metrų dabar žemyn jaučiu. Taip, nu gal ne, gal biškai mažiau. Geriausia žygio diena šiandien, kaip ir minėjau. Ir dar kartą va, tas įrodo va šitas va vaizdas. Šitas va vaizdas įrodo dar kartą. Tai mes dabar leidžiamės ten iki to ežero ir ten yra hatas. Turbūt ten pavalgysim. Jeigu duos kažką, tai turėtų duoti. Nes kitose būna reikia iš anksto užsisakyti ant pietus, jeigu nori. Ok. O dėl įsimaudimo, ką žinau, nužiūrėsim. Norėtum?
Norėčiau, bet žiūrint, koks ten vandolai ledinis. Jeigu ten pūs šaltas vėjas, tai... Nu, matau, pagal vandenį yra vėjukas. Nu, žiūrėsim, jeigu bus toks... Situacija. Jeigu vėjas šaltas, tai nelabai. Bet jeigu šilta, dabar jau vėl šilta, aš tai pusė čia. Į šitą pusę dabar kalną užėjom, tai to vėjo nėra tokia šalta. Strukai vėl reikės tai nusimti. Nu ką sakai apie nusileidimą? Pusę nusileidimo. Pusė. Taf. Bet eikt užtat va. Tai zigzagai ten nesveikia. Nusipelnė malaus, čin. Jo, nuo ten nusileidom. Kažkur Čia buvo, ne? Kažkur zigzagų. Pasiekėm kažkokią rifudžį. Serpantinai ten. Ne? Taip papietaujam už pigį nebrangiai vėl, šveicariškom kainom. Ir dar kelias žemyn, nemažas laukia. Nu nieko šiandien, biškį lengviau. Bet vaizdai šiandien nesveikia. Vaizdai tai jo, čia visą žygą turbūt geriausia. Vakar buvo atvirukai, užvakar, nu kiekvieną dieną atvirukai, bet šiandien tai filmas kažkoks. Nu tada šiandien neprašovė. Girdai, kalorijų bombikė tokia, dabar galės skrist nuo to kalno. Čia duona, kumpis, dar kiaušinis, sūris. Agurkėlių, pomidoriukų, kiaušinį. Ai, aš tik spagėčių, galvoju, nu kažkokia mėsytės bus, bet nu gerai bus ir makaronų. Sūrio tai galėkai. Po kažkokių tai, nežinau kiek čia, 9 valandų, man atrodo, pasiekėm savo paskutinį kempingėlį. Belė kur iš čia toli buvo dar nuo mūsų finišo, tai dar 2,5 km. Į ten už miško beveik mes čia dėjom iki tos užtvankos. Ok, einam greit, nusiimam kuprinės į dušą ir alaus ieškosim. Vienas restoranėlis buvo kaime. Kaimas iš, nežinau, gal 10 namų. Gal ir čia bus kokio liuko. Gerai, einam, čekinam. Tai hebrytė viskas, jau vakaras mes, nežinau, čia pavalgiam, įsimaudėm ir galvojam dar, nusipirkom pusėm, ne kažką čia turėjo, bet kiaušinių ir pupelių nusipirkom, pavalgysim, bus gerai. Tai galvojam dar iki baro, nulėksim po vieną šaltą išgersim už tą žygį, kaip nekaip baigėsi.
Rytoj važiavam atgal į Šemonį. Šiandien 30 km vaikščiam vėl. Tokių nelengvų, bet vaizdai viską atperka. Nesigilim nei kiek. Tadai, nesigili nei kiek? Ne, sunku buvo, labai sunku, bet vaizdai viską atvarka. Nu, okei. Tai sutiksim turbūt gal dar kažkur iš Šemonykso. Nu ką, bičiuliai, tai man atrodo, čia ir baigė mūsų kelionę iš mūsų paskutinto būto. Čia nieko neberodžiau, nes tingėjau, ten visiem baseiną dar vakar. Biškį pasidėjom barėlį vienam kitam. Čia jau dedamas daiktus. Šiandien čekautas 10. Kai vis laik anksti. Su tokiu vaizdu turėjom. Mont Blancą. Kaip ir pernai. Kaip ir šiemet. Tai sakom, ačiū ir iki kitų metų.